Aš manau, ir dar antras tada, tuo pačiu irgi toks, kadangi rinkimų čia finišo tiesioji, visgi irgi norėčiau paklausti mero. Yra du kandidatai, labai rimti žmonės, vienas ir jie abu jūsų pavaldiniai. Irgi žiniasklaidoje skaitome, kad vieną remia Vytautą Antanas Vagonis, kitą Aloyzą remia kiti garbus žmonės, o jūsų visgi pozicija kokia? Tai aš turiu savo partijos bičiulį, tai aš manau galiu drąsiai tiesiai pasakyti, už ką aš balsuoju, nors tai mano būtų asmeninis reikalas. Gerai, kad išgirdau. Ačiū. Dar turite? Prašau, Virginija. Irgi, jeigu galima, du nebesitraukiant. Vienas tai būtų toksai 5 tarybos narių nėra ir nieko būtų keista, jeigu tai nebūtų viena ir ta pati frakcija, kaip matom, ir administracijos direktorius nėra. Tai ar čia, kas čia per tokios pateisinamos priežastys, gal galėtumėte įvardinti? Dėl tarybos narių tai buvo prašymas, o administracijos direktorius yra šiandien vyksta konkursas į buhalterijos skyriaus vedėjos pavaduotojo etatą. Jis yra komisijos pirmininkas ir dirba darbą. O tarybos nariai kiekvienas atsako už save ir informavo iš anksto, kad jie nedalyvaus. Nenurodydami priežasčių. Ir tada, jeigu galima būtų tada administracijos direktoriaus pavaduotojo, mes kažkada buvom sutarę, kad kartas nuo karto gausim šiokią tokią informaciją apie tos vykdomus projektus, kaip ten sekasi. Be didelio pasirašymo vis tiek, žinote situaciją. Teko girdėti, kad su Tyzenhauzų alėja ten kažkokie nesklandumai atsiranda. Taip pat ir tas pats Romuvos nelemtas stadionas. Gal taip trumpai nušvieskite mums situaciją. Tuos, kur paminėjo Tyzenhauzų alėjos klausimas, tai yra iš mūsų pusės viskas praktiškai padaryta. Žinot, turim tokį nestandartinį partnerį dabar iš trečiųjų valstybių, iš Baltarusijos, kurioje negalioja tas, kas galioja pas mus. Ir mes tik tai gal iš 3 karto nupirkom paslaugą audito paslaugų atlikimui. Prikalbinę, sakykime, audito kompaniją, kad jie dalyvautų audito reikaluose. Jie nesupranta baltarusiškų reikalų, o auditą reikia atlikti bendriem pinigam. Tai va čia tik tai tokie reikalai, kad, matot, pas juos suprantamas viešieji pirkimai suprantami labai tiesiai. Įsikviečiamas statybos organizacijos vadovas rajoną pasako, tu darai šitą darbą, viešieji pirkimai baigti. Tai jie dabar mokinasi iš mūsų, jiems labai žiauri yra didelė pamoka, sakykime, kaip jiems šitą dalyką. Tai va, čia dėl to trūkdo. O sakykime, iš mūsų pusės tikrai mes jokių kliūčių neturim, projektas bus padarytas laiku ir panašiai. Dabar dėl Romuvos gimnazijos, Romuvos gimnazija buvo užkliūvę mums tribūnų skaičius. Kažkada tai buvo labai didelės, matyt, svajonės, va čia irgi tarybos nariams toksai tik tai pastabėlė, kad pamatuokim savo galimybės ir norą. Buvo sugalvota 800 vietų tribūnos, atleiskime. Tai vat mes dabar padarėm 84 vietas ir visiems pasirodo užtenka. Šitų vietų tai mes priversė atlikti naujus pirkimus šitiem darbam. Tai va tik tai tokie trūkdžiai dabar yra. Ir dar, sakykime, kada čia buvo tas klausimas apie Kamajų šitą kelią. Vis tik tai svarstant taryboje įvairius klausimus, reikia juos pasinagrinėti matyti rimčiau. 2009 metais taryba sprendimu patvirtino rajono kelių išdėstymo schemą. Ir tas, kas buvo užfiksuota. Dabar jau turime ir teisminių ginčų, kadangi tas kelias, kaip buvo nufotografuotas iš tų Vorto nuotraukų, jis buvo taip ir įvardintas, kaip yra bendro naudojimo keliai. Ir jie atsidūrė ant privačių žmonių sklypų. Ir dabar jau viena byla va čia su gerbiamu Karka vyksta jau teisminiai procesai. Va šitas klausimas, kur iškilo dėl Kamajų irgi, kur kelias jau tikrai seniai egzistuoja, pašalina per privačią žemę. Šiandien jau turiu 4 tokius pavyzdžius, kada žmonės reiškia teisėtas pretenzijas, kaip bendro naudojimo kelias atsidūrė ant jų privačios žemės. Tai va čia tokia irgi, kaip sako, bendram reikalui. Bandom to spręsti, kalbame su nacionalinė žemės tarnyba,
Jie mums aiškina, kad dėl 1 ar 2, 3 kelių jie tikrai nesiruošia to plano keisti. Bet bandysim kažką tai tos klausimus įspręsti. Tai vat aš tiek. O dėl projektų panaudojimo, jūs klausėte dėl apmokėtų darbų, pateikė redatos duomenis. Tikrai mes visada atvirėt neikit, mes viską duosim. Jokių problemų mes nematome. Ačiū. Prašau, Egidijau. Ar aptarinėjate, ką nustatėte dėl Respublikos gatvės Šalygatvė, taip pat Bendros Vytautas gatvė, kur žemė žolė? Ką ten filosofuoja ponas Sakaitis, Vagonis, ponas Emilas Krasovskis, Vagonis Purkškelių galas, tegu pasitairauja, kiek jie kainuoja, kiek jie veikia, o kur ekologija? Berods Krasovskis, ravės, žiūrėk, kas savaitę ravės. O čia slypi darbo brokas, blogas numatytas, arba visą... Ačiū, supratom. Prisijungsim prie bendrų klausimų, atsakysim. Prašau, Egidijau. Dėl projektų. Investicijų, tiksliau, Jurgitos Blaževičiūtės skyrius pastoviai pateikia projektų stebėseną. Ir kiek koks projekto įgyvendintas ir ten yra lentelės. Ir manyčiau, kad tai turi žinoti ne tik tarybos nariai, bet visa visuomenė. Ir todėl reikėtų mūsų internetiniam tinklapį tai daryti, nuorodas daryti ir būtinai tenai, šiaip tai yra, to stebėsenoje, vieną kartą į mėnesį yra ir kiek įsisavinta lėšų, nurodyti rangovą ir taipogi nurodyti prie kiekvieno projekto, kiek yra pripažinta netinkamų išlaidų. Ir tai turi žinoti ne tik tarybos nariai, bet ir visi rajono gyventojai ar Respublikos. Todėl nereikėtų prašinėti tų daiktų, o turėtų po kiekvieno, kaip įvertina, mėnesį, tai turi atsidurti internete su netinkamu irgi išlaidu. Ir tada jau galima diskutuoti, pasiskaičius, pasižiūrėjus, kodėl taip atsitiko. Tai šitą aš prašyčiau administracijos padaryti. Pilnai pritariu ir šitą reikia tikrai gyveninti ir visiems matytųsi visa mūsų... Pirmadienį, 10 valandą, su labai retom išimtim vyksta šitie posėdžiai, kur mes ginčijamės dėl kiekvieno 10 ar 1000 litų ateikit. Tikrai pateikit savo vertingas pastabas. Mes jau sulaukėm, tai dėmesio iš Virginijos buvom susilaukę, tai jiems klausimų nekyla. Ar dar turi tarybos nariai kokių klausimų? Ačiū už dalyvavimą. Sėkmės.